Ačiū labai, aš atsiprašau, kad įsiveržiau. Tiesiog kaltininkai yra čia, Laimikis mane užkrėtė taktiniu urbanizmu prieš, nežinau, gal kelis metus ir pradėjau tą temą domėtis, susižavėjau, praktinių dalykų mažai esu padaręs, bet tiesiog irgi norisi skleisti tą informaciją, kad daugiau atsirastų bendraminčių, kurie taktiniu urbanizmu domisi. Ir šiandien prieš 5 valandas šitą prezentaciją per Pixel testą pasakoju ir galvoju labai trumpai ateiti galvodamas apie tai, kad galbūt tai, ką aš pasakysiu, bus skirsis nuo Jekaterinos informacijos ir gal mes kažkaip vienas kitą papildysim. Tai tactical urbanism, sunku apibrėžimų tikslių surasti, bet kažkaip man tai asociuojasi su žmonių įtraukimu į sprendimų priėmimą ir miesto erdvių grąžinimą gyventojams, ypač pėstiesiems, dviratininkams. Ir tai more radical ideas for better living. Ir čia įmečiau nuotrauką iš žaliosios linijos, labai senos geležinkelio atšakos, metro atšakos, kuri virš 6 metrų aukščio, nepadarius viešosios erdvės. Ir po truputį ta idėja rutuliavosi, jie surado rėmėjų, prisijungė piliečiai, kompanijos, galų gale savivaldybė ir finale prieš kelis metus atsidarė visiškai nauja viešoji erdvė, žalioji zona, pamėgta žmonių, kuri įsikūrė būtent ant tos 6 metrų aukštyje esančios metro atšakos. Tai man kažkaip tas irgi tam tikras simbolis. Aišku, tai nėra galbūt tiesioginis taktinis urbanizmas, kuris remiasi, na, nežinau, gal ne tokiom radikaliom transformacijom, bet jis irgi tai įkūnija. Ir šitą dabar dėl to apibrėžimo, tai vėlgi aš bandžiau sulipdyti iš kelių skirtingų dalių, kad būtent žmonių įgalinimas ir paskatinimas keisti aplinką, kuriant ją palankesnę savo, palankesnę bendruomeniai. Toliau small scale action serving larger purpose. Irgi dažnai, kai žiūriu tos užsienio pavyzdžius, atrodo, nu kas iš to? Atrodo, kas tokio, kad ten žmogus pėsčiųjų perėją nusidažė ar ne, koks tai poveikis aplinkai, bet vis tiek galvoju, kad tai suteikia impulsą, galbūt kitiems žmonėms imtis kitų veiksmų ir tame yra prasmė, nesvarbu, kokia maža ta tavo akcija ar veikla būtų. Ir dar irgi viena citatos gabaliukas, kad nebūtina sukaupti 100% visų reikalingų išteklių kažkam tai daryti. Gali pradėti nuo to, ką turi, su tais ištekliais, kuriais disponuoji, jeigu esi pats vienas, eik ir daryk ir atsiras bendraminčiai. Tai kas dar man taktiniam urbanizme patiko, bet čia sakau, viskas tai yra mano interpretavimas paties, kaip aš tą suprantu, kad tie veiksmai, kuriuos atlieka entuziastai, nevyriausybininkai ir bendruomenė, jie leidžia eksperimentuoti. Ir jie leidžia išbandyti galbūt mažesnių mastelių kažkokius tai sprendimus, kurie gali po to būti tvirtinti. Jeigu buvo užtverta laikinai gatvė ir ten įrengtas po parking day kažkoks tai, nežinau, žalia zona, tai paaiškės, kad tiems automobilių savininkams tas netrukdo ir jinai gali ten išlikti visam laikui. Ir yra daug pavyzdžių, jos sunku galbūt taip sugrupuoti, nes tiesiog pats visas tas taktinis urbanizmas nuolat kinta, bet čia irgi pavyzdys, kaip gatvės atiduodamos pėstiesiems ar vaikams žaisti. Čia parking day pavyzdys, kas man irgi taktiniam urbanizme žavi, kad atsiranda tas angliškas žodis serendipity. Nežinau, ar teko jums įgirdėti, bet irgi lietuviško atitikmens nėra tiesioginio vertimo, bet jį galima išreikšti taip, kad tai atsitiktinis susipažinimas su nepažįstamu žmogumi. Ta prasme, serendipity, kad štai atsirado impulsas, buvo renginys, tu pradėjai šnekėtis, paaiškėjo, kad, nežinau, bendri pomėgiai, naujos idėjos ir finale 1+1 yra daugiau negu 2 atsiranda. Čia irgi parking day įvairios formos. Čia tas, kaip sakiau, pėsčiųjų perėjos dažymas ir aš turiu vieną tam tokią skaidrę, irgi atidaręs kitam failę, PDF dokumentas, bet man patiko tai, kad parašyta sankcionuota, nesankcionuota. Tai yra ir pavyzdžiai
taktinių urbanizmų, kurie yra legalūs ir nelegalūs, yra sureitinguoti tiesiog vėlgi tam, kad tu turėtum iš ko rinktis ir pats spręstum, ką daryti. Sakykime, nelegalus dviračių trasų žymėjimas. Bet vėlgi, tai galbūt tik tai impulsas, kad po kažkiek laiko pasikeistų ir tai taptų įteisinta. Čia įdomus pavyzdys viršuje ta pati gatvė, kuri yra apačioje, 2 juostos automobiliams buvo panaikintos, paliktas tik tai pravažiavimas, parkavimas panaikintas ir iš karto atsirado žalia zona, kur gali kavinės pastatyti suoliukus, dviračiai parkuotis ir tas Suburbia amerikiečių, nuo jo lietuviai gal nežinau, taip gal stipriai dar ir nekenčia, bet vis tiek ir čia problema tai tokiu būdu yra gydoma. Guerrilla gardening, esu užsidegęs miesto daržininkystės idėją, kol kas praktiškai nieko nepadariau, apart prezentacijos paplatinimo prieš metus, bet patiko, kad galų gale tam žalieji Pilaitėje tą daržiuką užsodino, tai galvoju, ateis eilė ir mano daržui taip pat. Bet Amerikoje tas žiauriai populiaru ir bandant kovoti su food deserts ir šiaip išnaudojant apleistus sklypus. Ir esmė yra ne tai, kad ten aš užsiauginsiu bulvę, nes negaliu jos nusipirkti, bet dėl to, kad bendruomenė, kaimynai ateitų, dirbtų, bendrautų, kad tie apleisti plotai būtų išnaudojami ir taip toliau. Seed bombs, toksai, nežinau, seksualus pavyzdys miesto daržininkystės, kad ką galima mažomis sąnaudomis daryti ir kreizyti tiesiog. Tai mačiau, Čiopas čia organizavo sėklų bombų gamybos dirbtuvėlės pavasarį ir panašiai. Tai miesto daržininkystės pavyzdžiai, irgi farm to table dar idėjos, kad daugiau restoranų įtraukti, kad tam nereikėtų iš Olandijos vežti pomidorus, o jie čia kur nors augintų ant namo stogo ar gal pas ūkininką už miesto. Pop-up stuff. Pop-up tai laikinas darinys. Gali būti šiuo atveju miesto rotušėje, apleistas sklypas pavirto diskusijų zona, gali būti parduotuvė, kavinė, bet kas. Tiesiog vietoj, kur anksčiau nieko nebuvo, atvežamas karutis, iš jo išsimontuojama kokia nors palapinė ir ten pasidaro pop-up library ar taip toliau. Tai įdomus dalykas, daug idėjų. Štai pavyzdžiui, telefonų būdelės senos pavirsta knygų dalinimosi punktais ir vėlgi viskas atiduodama į žmonių rankas. Tai reikia kažkam tai pirmam sukalti rėmus ir atnešti vieną knygą. Tada procesas juda savaime. Čia Kaune buvo pavyzdys, bet čia ne Kaunas, ta prasme, kad fotografas sako, aš noriu Meksikos parodą Kaune kur nors pakabinti ir pinigų neturiu, ateinu pas Laisvės alėjos patalpų šeimininką parduotuvės, kuri neveikia ir jisai nuomininko neranda, kodėl tau neatidavus savo erdvės laikinai parodai 2 mėnesiams. Šeimininkas sako, gerai, imk ir atsiranda naujas kultūros susibūrimo taškas mieste ir tai niekam nieko nekainuoja. Prasme, tai taktiniam urbanizme, kas yra irgi svarbu, mano akimis žiūrint, ką aš akcentuočiau, tai ne piniginius mainus, ne piniginius santykius ir apskritai to sharing ir ant consumption, dalinimuose ir vartojimo mažinimo skatinimas. Čia šitas tai jau brangus pavyzdys, ta prasme, sakė, kad $6,000 kainuoja toksai maždaug su konteineriu atvežamas soliukas ir žalumynas kur nors gatvėje, bet ten, kur apskritai nieko nėra, bet čia irgi klasikinis pavyzdys, viršui ir apačioje lygiai ta pati teritorija, tiesiog, matot, buvo užtvertas vienas sujungimas, kelio gabalas, gatvės atkarpa ir jinai iš karto pavirto į susitikimų, sambūrių, kavinių bendravimo zoną. Chair bombing, kaip seed bombing, tai irgi susikali kėdės suoliukus ten, kur jų nėra ir sukuri naują erdvę. Tai mūsų Neries krantiniai prie Žalio paviljono. Yra irgi chair bombing, galima taip sakyti, sukurti, kad DPF šitas, kaip manęs klausia, sako, bet aš neturiu pinigų, ką aš galiu daryti, tai eik pasiimk laužtuvą ir daužyk asfaltą, kad būtų daugiau žalumos mieste. Tai tiek tai reikia, kad taktinis urbanizmas išjudėtų ir... Ne, tai žinai, daužai ten, kur jau ir asfalto niekam nebereikia ir panašiai. Čia, aišku, man truputį, kai aš pravažiavau pro sporto rūmus ir pamačiau, kad per vieną dieną parkingas virto žalia veja, truputį kažkaip šokas išsiko, galvo blemba, mašinų nėra kur statysinai ką daryti, bet, aišku, iš kitos pusės žiūrint,
žaliavėje ten irgi gerai atrodo, tik reikia, kad irgi ją naudotų, nes piknikas prie Balto tilto kažkas ėmėsi iniciatyvos, Boržomi parėmė, ten pakvietė, kad žmonės sumuštinius ateitų valgyti, bet reikia daugiau tokių dalykų. Food carts, food trucks, alpstu dėl šito food trucks. Atrodo, kad ten Amerikoje vos ne kiekvienas sunkvežimis tai kažkoks gurme maisto bastionas, ten Azijos, Meksikos virtuvė, fusion maistas ir jisai atvažiuoja į ofisų rajoną ar ten, kur nėra jokių kavinių ir tam tikrų laikų parduoda savo maistą. Bet galima daryti food trucks, nežinau, savaitgalinius kažkokias tai šventes ir išrikiuoti juos vienoj gatvėj. Adbusting. Per daug vizualinės taršos miestuose, per daug reklamų peršama. Ir vienas Brazilijos miestas apskritai uždraudė reklamą viešą. Tai čia gal kraštutinis atvejis, bet kitas pavyzdys buvo, kai menininkai okupavo reklamos plotus ir nupiešė savo reklamas, kurios irgi buvo nukreiptos prieš vartojimą ir taip toliau. Informal bike parking. Savininkui namo nieko nekainuoja ten kokią tai, nežinau, pritvirtinti naują dviračių laikiklį, kad daugiau žmonių turėtų kur dviračius pastatyti, automatiškai daugiau jų atvažiuotų į centrą ir kritinė masė, nereikia rodyti ir Amerikos, yra Lietuvoje nuolat vyksta, tai beyond bombing, čia taip pat jau Lietuvoje turim pavyzdžių, Kudirkos aikštėje ir kitur, kad ir tai nežinau, ar tai būdas, sakykime, yra įtraukti pensininkės į taktinį urbanizmą, ar šiaip yra kiti sumetimai, bet jie veikia. Aišku, irgi klausiu, what's the point, ar ne, kokia žinutė siunčiama su yard bombing? Šiaip samaksakė. Coworkingas 2005 metais Amerikoje atsiradęs ir, nežinau, ar Toteka, ar Hardvininus, ar Commune Art iniciatyva, ar dar kitos erdvės, Fluxus ministerija, visa tai yra coworkingo elementai, kažkokie tai pavyzdžiai, kuriuos reikėtų plėtoti, nes dalinamasi ištekliais, dalinamasi, irgi naudojama mažiau. Čia paskutinis pavyzdys iš Amerikos, tiesiog kaip taktinis urbanizmas, man taip atrodo, pereina jau galbūt tą gyvenimo kažkokio tai, nežinau, gerinimo ribą ir į politinės akcijas, ten kempingas įtraukiamas į tai, kad žmonės statosi palapinės, gyvena kuriami miesteliai ir panašiai. Tai tiek. Dabar, žinau, čia aš gal tiesiog laimikio pavyzdžius praleisiu, nes galvoju, kad jūs apie tai pasakosite. Ai, nekalbėsite, jo, bet aš sakau, kaip sakiau, tai buvo kabliukas, kuris mane užkabino taktiniu urbanizmu domėtis, tai čia buvo keletas pavyzdžių, bet gyvos muzikos diena ir tebūnie naktis irgi, man atrodo, tai žiauriai geras taktinio urbanizmo pavyzdys, kai bet kas, bet kur, bet ką gali paversti naujų, nežinau, kultūros, žinių, dalinimosi taškų. Ir naujamiesčio irgi buvo iniciatyvos bandymai parodyti, kad už kampo gyvena kažkas tai įdomus naujo ir kad tai nėra ten pramoninis rajonas miręs ir taip toliau. Čia lietuvės apmezginėja medžius, kritinė masė Laisvės alėjai. Čia naujausia iniciatyva, užvakar tik tai pamačiau Facebook'e, palaikinau Butas, vadinasi puslapis. Kažkur tai Kęstučio gatvėje Žvėryne žmonės pasakė, kad ateikite į mūsų butą gerti arbatos, to pačiu vintažinių drabužių galėsite nusipirkti, paklausysit poezijos, muzikos ir panašiai. Tiesiog va taip, iš nieko. Ir kaip tame ir yra taktinio urbanizmo, na, kaip ir, nežinau, esmė kampas, kad tau nereikia nieko laukti, jokių leidimų gauti ar panašiai, tu eini ir darai. Fluxus ministerija čia Kaune prieš įsirengiant Bipart, kaip Pilai tai irgi jau turbūt žinot, bet irgi tiesiog, na, apmaudžiausia, kad Lietuvoje krūva bendrovinių gauna ten Žemės ūkio ministerijos pinigus ir štai turi atsirasti privatus asmuo, kuris už savo ir ten kažkokiu tai šiek tiek rėmėjų pinigus sukuria visiškai naują dalyką, bet kurį net mažai kas supranta iš tų tradicinių bendruomenės judėjimo ten pusės. Tai, nežinau, ko reikia, kad sąmonė pasikeistų.
Karingas Kaunas, vienas įdomus pavyzdys per Pečiakčią architektas Karalius pasakojo, tiesiog savivaldybė nesėkmingai suprivatizavo Kanklių kino teatrą, savininkas, verslininkas ant visko buvo, kaip sakoma, padėjęs ir nenorėjo klausytis ir grąžinti objekto miesto poreikiams. Tai kauniečiai sugalvojo akciją rinktis prie Kanklių kino teatro kas vakarą, gerti kavą, kultūringai, intelektualiai ar inteligentiškai protestuoti su kavos puodeliais, ten muzika, kalbomis. Bet Karalius dar, kaip architektas, dar sugalvojo, kad sako, reikia patininguoti kavos puodelį, padaryti betoninę. Čia tam atveju, jeigu reiktų, nežinau, gintis nuo kažko tai ar panašiai. Tai... Ir infoshopas, irgi einu į pabaigą, kelios paskutinės skaidrės liko. Tai kilnojamas, nežinau, žinių keitimosi taškas, knygos, kažkokie daiktai, gyvoji biblioteka, bendravimo žmonių ir gali sutikti kokiam tai muzikos festivalį alternatyvos ar Fluxus ministerijoje Kaune taip pat yra infoshopas, ten jie dar samosas kepa studentės merginos ir pradavinėja. Sofų vakarai Kaune irgi mažas taktinis urbanizmas, geras, efektyvus studentams, nežinau, neturėjau ką veikti, sako, davai atsinešam sofas ir numetam jas Laisvės alėjoje. Ir čia kelios Habo nuotraukos Vilnius, kaip atrodo mūsų darbo ir šiaurinė miestelė, bet irgi esmė, kad skatinti tą bendravimą, bendradarbiavimą tarpusavį. Ir čia, nežinau, paskutinė skaidrė, bet žiauriai įspūdinga. Įsivaizduokite, kažkada čia buvo reklaminis skydas, o dabar savo žmonės bando nusižudyti, susisukdami. Geras, dėkui.